Labą dieną visiems. Iš tikrųjų, beklausant prieš tai sesijos ir kolegų, galvoju, daug ir minčių buvo įsakyta, bet aš vis tiek šiandien noriu pasidalinti savo patirtimi, kaip aš kaip mokytoja jaučiuosi mokykloje, kaip aš kaip mokytoja kuriu tą mokyklos kultūrą, kokias turiu vertybės ir kaip tai perteikiu savo mokiniams. Tai gimnazijoje, Molėtų gimnazijoje aš jau dirbu 9 metus, nors mano pedagoginis stažas jau virš 20 metų, su tam tikrais tarpais, nes auginau vaikus. Ir grįžusi į mokyklą po pirmų kokių 4 metų, galvoju, ką aš čia veikiu. Tas darbas nuo skambučio iki skambučio, kad reikia išpildyti ugdymo programas, bet to santykio su vaikais kažkaip lyg ir nesukuri kažko, nes yra viena savaitinė pamoka, neformalusis ugdymas, viskas tvarkoj, choras, ansambliai kaip ir neblogai, bet kažkaip niekaip netradau savęs, ką galima padaryti kitaip, kad man tas darbas patiktų, kad aš atrasčiau tame prasme, kad man būtų įdomu. Pradėjau daug mokytis, važinėti seminarus, taikyti pamokose. Vėliau pasitaikė labai gera proga pagal Erasmus programą išvažiuoti į užsienį pasitobulinti ir kažkaip atsivėrė akis, kad ne tik mes čia gerai dirbam, bet kad ir ten mokytojai yra tokie patys ir kad jie susiduria su tom pačiom problemom. Ir kažkaip pradėjau gal drąsiau žiūrėti į tą ir kurti santykių su tuo pačiu vaiku, su mokiniu ir atliepti ne tik tais programas, bet paieškoti kūrybiškesnių būdų, kaip perteikti kitaip, kaip sudominti, kaip pačiai, kad būtų įdomu ir kažkaip viskas, manau, ateina savaime, kad kai tau pačiam įdomu, kai tu tiki, ką tu darai, tai visada mokiniai paskui tave seka. Ir kažkaip po truputėlį tas santykis susikūrė ir šiai dienai, nežiūrinti to, kad čia labai daug neigiamos informacijos apie mokyklas, kaip čia blogai, kaip čia mokytojai vargšai, ne vargšai mes. Aš manau, kad aš, pavyzdžiui, tai džiaugiuosi savo darbu, šiai dienai tikrai atradusi ir vis dar ieškojime esu tų naujų santykių, naujos patirties, kaip viską susidėti, o su tuo metu mokytoju, tai labai susilaukiau ir daug dėmesio iš žurnalistų ir iš kolegų ir tokių klausimų, ir ką čia truputėlį pasižymėjau, kad sutilpti laiką. Tai tokie pagrindiniai klausimai buvo, kaip tu kaip mokytojas jautiesi mokykloje? Tada, ar mokytojas yra laisvas kurti savo pamokose, ar tik tai įgyvendinti programas užtenka laiko. Ir kas motyvuoja darbui, ir dar pats geriausias buvo Rūtos klausimas, o kur ta mokytojo laimė? Ar mes laimingi būdami mokytojais ar ne? Ir kažkaip permastai viską, kad gal viskas čia ir gerai. Tai trumpai, kaip aš jaučiuosi mokykloje, tai aš gerai, šiai dienai aš tikrai gerai jaučiuosi mokykloje, daug pati mokausi, daug ieškau naujovių, pati atradau irgi puikią galimybę su Erasmus projektais, ką galima vėliau integruoti į pamokas, taip sudominti vaikus, atrasti ir vaikams, tada yra prasmė, kad nebe tik tais teorija išdėsti, ar ne, bet kai ta praktiškai jie gauna praktinės užduotis, ką paskui turi atliepti ir patys su iniciatyva imasi ir daro, iš tikrųjų duoda labai gražių rezultatų. Tikrai. Ir dar tai yra labai puikiai proga patiem mokytojams tobulėti ir vaikams tobulėti, įplėsti akiratį. Ir kai jie irgi, kaip ir mes patys pamatom, kad ir čia mes tokie, ir Graikijoje tokie patys vaikai, ir Ispanijoje, ir Lenkijoje, ir Vokietijoje, ar ne, kad visi susiduriam su panašiom problemom ir esam visi panašus. Ir kažkaip susidėlioja viskas į vietas. Ir tos vertybinės nuostatos kažkaip, nežinau, iš tikrųjų duoda daug tokio peno apmąstymams, ar ne, kas mes esam, kur mes einam ir ko mes norim. Patys į savęs, kaip iš mokytojo, ir iš vaikų, kaip iš mokinių.
Ne? Toliau, ar mokytojas savo pamokose yra laisvas kurti? Aš galvoju, kad vienareikšmiškai taip. Čia kiti sako, be pigų jūs čia dainuojat ir šokat visą laiką. Taip, dainuojam ir šokam, bet tam reikia irgi kūrybiškumo. Bet to mes turim ir savo gimnazijoje labai puikių pavyzdžių ir socialinių mokslų, ir tiksliųjų mokslų mokytojų, kurie yra be galo kūrybiški ir pasiekia puikių rezultatų. Bet kartais aš galvoju, kad mes užsisukiam tam tokiam rutinos ir nuovargio rate ir tarsi save patys užblokuojam, kad nebegaliu, nebenoriu, tarsi kažkaip ir programos tos labai sudėtingos, ir tos atnaujintos labai sudėtingos, ir tarsi nebelieka, save patys pateisinam paprastuoju keliu nueidami, kad mes liekam tik tais programų vykdytojai. Ir nebeužtenka kartais noro eiti tolyn, tobulėti ir nepamesti savęs. Tai vat, čia tokia vat. Bet aš galvoju, kad kiekvienas mokytojas tikrai turi galimybę būti kūrėjų savo pamokoje. Tik reikia noro ir to ėjimo į priekį. Dabar apie motivacijas darbui. Tai mane labiausiai gal motyvuoja palaikymas kolegų, administracijos, kai užtenka tik sugalvoti idėją, mintį, pasiūlyti, sako, o ko reikia, kad tai galėtume įgyvendinti, kokios pagalbos reikia. Tai čia aš galvoju, kad čia yra pati didžiausia motyvacija. Ir kaip ir Arvidui sakiau, aš mokyklai darau tai, ką aš noriu daryti. Aš kuriu tai, ką aš noriu kurti, jeigu aš tuo tikiu, aš žinau, kokio aš rezultato noriu ir aš jį gaunu. Aišku, tą reikia matyti užsidirbti pasitikėjimą, tai neteina iš karto. O laimės, tai šiai dienai, čia šiandien daug suprantų muzikantų susirinkę iš veidų ir iš pasisakymų. Tai kadangi aš irgi muzikos mokytoja, tai mano šiai dienai yra didžiausia laimė tos degančios vaikų akys ir noras muzikuoti. Ir tai neteina šiaip savo iš niekur, tai ateina su tuo įdirbiu. Labai gražus pavyzdys, kai mano visa karta išėjo be dainų švenčių dėl COVID-o. Ir studentams buvau pažadėjus, būsimiems jau tiems studentams, kad jeigu jūs neišeisite dainuoti kitur, aš jau visada kviečiu eiti į universitetų chorus, bet sakau, norėsite grįžti ir dalyvauti dainų šventėje, aš su jumis susisieksiu, o jūs jau kaip apsispręsite, taip ir bus. Ir rugsėjo mėnesį parašiau visiems žinutes, kad kviečiu prisijungti, kas nori, tai ruoštis dainų šventį, šimtmečio dainų šventį, ne bet kokiai. Ir atsirado per 20 buvusių mokinių, buvusių choristų, kurie kiekvieną sekmadienį grįžta iš Vilniaus, iš Kauno, net iš Klaipėdos atvažiuoja kiti, kad galėtų repetuoti ir ruoštis dainų šventį kartu su mumis. Tada atsiranda vaikų, sako, gali mano mama ateiti? Gali, sakau. Nes jau, kadangi saugusių tų žmonių padaugėjo, nebe tik gimnazistų choras, o gali sesė ir brolis? Gali. Ir taip tas bendruomenės kūrimas iš tikrųjų ateina per tas vertybės, su kuo tu, jeigu tu pats tiki, ką darai, tu pats tiki, kur tu eini ir visada, kaip sako, paskui tuos herojus matyti ir seka visi. Ar ne? Ir aš galvoju, kad mes patys esam tos mokyklos kultūros kūrimo dalis, ar ne? Nes aš esu tos bendruomenės dalis, tai ką aš sukuriu, tai irgi susideda į bendrą tą katilą, ar ne? Ir kartais gal yra paprasčiau sakyti arba kaltinti, kad kažkas kažko nedaro, kažkas ne taip, mums čia liepia daryti. Tu tikrai ne, pradėkim kiekvienas nuo savęs. Ir ką aš galiu padaryti, kad tai pakeisti. Arba kažką naujo sugalvoti, sukurti ir įtraukti dar kitus. Tai aš galvoju, tas kultūros kūrimas, tai mes visi prie to prisidedam. Ir čia nereikia niekada ieškoti, kas mums kažką nuleis, tikrai nieks nenuleis. Mes turim patys kurti, daryti, eiti į priekį ir paskui save dar visą komandą vesti. Ačiū.